Ypatingai žinant, kiek dabar visko blogo vyksta pasaulyje, tai man atrodo šitas bėgimas labai suburia visus bendram gražiam tikslui, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir tas bendrystės jausmas, man atrodo, ypatingai dabar yra labai svarbus, o bėgam už tos, kurie bėgti negali ir stengiamės surinkti daugiau pinigų, kad kuo daugiau žmonių pasveiktų. Aš jau keletą metų bėgu su broliu Aitvarų komanda ir iš tikrųjų būtent iš brolio Aitvarų kažkada ir sužinojau apie šį bėgimą, o paskui, aišku, žiniasklaida pasivėja ir tai grįžta. Aišku, kad bėgsiu, nes turbūt žmogiškumas ir tikslas jo, reiškia, vardan ko yra šitas bėgimas, yra vardan ko mes gyvenam pasaulyje. Ta prasme, žmonės turi rūpintis kitais žmonėmis, kitaip aš nematau prasmės čia būti. Kitais metais norėtume atsivežti tikrą automobilį, kuris gaudytų visus mūsų išbėgusius dalyvius. Kaip reikėtų surinkti 4000 dalyvių, kad mūsų gyvas renginys galėtų įvykti? Manau, reikėtų dar daugiau, dar garsiau šnekėti ir dar stipriau iškomunikuoti, dėl ko mes bėgam. Ir tada, manau, tikrai pavyks. Tai manau, kad tai yra realu padaryti, bet turbūt netikras automobilis yra, čia aišku labai gražu, bet netikras automobilis yra svarbiausia. Svarbiausia būtų surinkti 4000 žmonių, kurie užsiregistravę įneštų labai ženklę sumą žmonėm, kuriem tų pinigų labai reikia.